Pirmiausia, ateities žmogui labai svarbu turėti kūrybiškumą, nes dirbtinis intelektas niekada to neturės. Jis negali sukurti kažko naujo, nes jis naudojasi tuo, kas jau yra sukurta, negali išrasti, ko nėra, o žmogus tai turi savyje ir tai reikia plėtoti ir išsaugoti savyje. Kritinis mąstymas, nes jeigu neturės kritinio mąstymo, žmogus tiesiog bus paskendęs visos blogos informacijos ir dirbtinio intelekto sukurtų video jūroje. Suprasti, kas yra tiesa, kas yra netiesa. Visų pirma, žmogus turės nebijot keistis. Pasakyti, kad jis mąstantis, mes visi esantis mąstantis, bet jeigu tu nesugebėsi keistis, tave pakeis. Galimas dalykas, kad ne žmogus. Jei nedaug dievė tai atsitiks, žmogus taps nebereikalingas. Taigi, vienintelis yra kelias - mokytis ir nebijot keistis ir gebėti tą daryti. Bus toks, kuris geba komunikuoti su žmonėm, nes dirbtinis intelektas dėja, bet neturi tokio emocinio intelekto, kokio reikia žmonėms, kad gerai vyktų tam tikri santykiai, kad būtų gerai organizuojamas verslas. Iš tiesų, žmogui yra labai svarbu tas santykis vienas su kitu. Kompiuteris negali suteikti tokios paramos ir niekada neturės tiek empatijos, o tai yra būtinybė kiekvienai dienai. Aš galvoju, kad nepaisant to, kiek smarkiai vis tiek išsivystys dirbtinis intelektas, jis neturės emocijų, kurias turime mes žmonės, nes, pavyzdžiui, ištinka krizė. Koks dirbtinis intelektas, kokia lėlė Barbė ar koks kompiuteris tą žmogų gali paguosti taip gerai, kaip jį gali paguosti kitas žmogus. Žmogus bus priverstas ateityje būti dar labiau kūrybiškesnis negu dabar. Todėl, kad vystantis dirbtinio intelekto, sakykime, priemonėm, žmogui reikės labai daug kūrybiškumo ir galvojimo, kaip jam išlikti, sugyventi su tuo dirbtiniu intelektu ir padaryti taip, kad tas dirbtinis intelektas to žmogaus nenustumtų į šoną.